Viena mano kelionė prasideda šį kartą į Olandiją ir aš ne vieną su draugu Mantu. Pamojuok, Mantai. Tai va, turėtų būti visai smagu. Gaunasi, planuojam apie kokią savaitę kažką. Nu, priklauso nuo vėjo, bet vėjo neblogą rodo, tai viskas turėtų būti gerai. Na va, viena para praėjo, įveikėm apie 130 jūrmilių. Tai visai neblogai, bet gaunasi, čia viskas įvyko, pats pagrindinis tas nuplaukimas per naktį buvo, nu taip gerai vėjas pūtė, nu viskas pasaka. Dabar nuo ryto, kai nurimo, gal nuo kokių 8, tai visiškai štilis, nieko praktiškai nevyksta, burės tiesiog lasda ir vietoj stovi čia, mazga kokį greitį, jeigu yra džipas, ten maksimum keli kilometrai per valandą ir viskas. Pavalgiam, nežinau, ką reikia veikti, pigesnio norvegiško alaus atsigerti. Nežinau, bandysim gal su varikliu truputį pajudėti, kad gaunasi kažkur kažką, bet nieko nesimato. Aš kai išvykom, pažiūrėjau ir mačiau, žiūrėjau prognozę gaunas per vindį, tai taip ir rodė, kad ryte nurims, tai čia tik vakare gal truputį atsigaus, tai rytoj truputį daugiau tiek yra, nu bet nieko pakentėsim čia, nieko baisiau. Geras jojimas, geras. Ateik. Vazai. Pavardė? Aš Juozas. Nu ką, mes trysia. O, turim. Kažkas liktais užkibo. Tuoj man tas patikrins. Žuvis, makaluojasi. Turim vakarieniai. Ir Juozas va sėdi laukia su mumis kartu. Gyva vyksta. Reikia kaip čia tas, nu taip kaimiai. Tai kaimiai žuvo. Kiek jie čia? Nu. Kažką partė. O kas? Tai kaip įdomu. Parodė. Oba, pažiūrėk. Silkutė. Kaip gerumas silkė. Tai. Ar čia skumbrė? Ai, skumbrė panaši tokia. Jo, bet vis tiek, da, imk. Ai. Nu, imk. O! Turim žuvį. Turim žuvį. Mes tikrai žvejai. Metam laukia, kur mes jau. Aišku. Nusifotkinam. Ant kelių klausės. Ne, tu palauk, tik tai fotkink kaip nors kaip ten reikia pritraukti, kad didelį atrodo. Davai, mes pažiūrėk, ar man plaukia. Aišku, plaukia. Pūkšt iš karto. Na va, beveik gausis viena para kaip varikliu varom. Tai, nu, greitis nekoks, bet visą laiką tiesiai. Dabar lyja lietus stipriai. Man tai pamojuok. Aš buvau truputį pasnausti, o man tas, kaip sakant, pasiėmė meškerę ir nešvaistė laiko. Tuoj parodysiu, ką padarė. Prigaudė skumbrių pilną, tai nežinau, nes vakar pasižadėjau, kad išvalysiu ir kepsim. Bet šiandien kažkaip normaliai papusryčiavom, ten makaronų su kumpiu, tai taip, lemba, atrodo dabar su ta žuvim terliuotis, bet ir gaila išmės. Ir man to darbo gaila, tai nežinau, nu, dar palauksim, nuspręsim, gal išaldysim labiau. Rytoj pranešė vėją, stipresnį, nu čia prieš išplaukiant iš Norvegijos aš tą dalyką mačiau, tai neaišku, kaip ten bus. Tai rytoj vakare jau turėtumėm kažkur, jeigu viskas gerai, Amsterdamą pasiekti. Tai va, dabar sėdim, kiurksom ir žiūrim į lietų ir gaunas burės irgi. Tik tais
karts nuo karto gauna vėjo paragauti ir viskas. Jo. Kaip man tai tavo nuotaikos? O, joks. Labai gerai su tokia kompanija, tai yra labai smagu, gali ir aplink pasaulį. Nuo vakaro, kai pradėjau taip pūsti vėjas, tai taip ir lupa. Autopilotas jau nelabai patempia, tai gaunasi ir dar kažkas jam ten išsinėrė. Tai vėliau reikės bandyti sutvarkyti, jeigu vėjas nurims. O šiaip tai gerų bangų per naktį suformavo, blemba, ir jeigu škvalas užeina, tai visai. Nu, nepasakyčiau, kad blogai, visai gerai viskas. Tai va, smagiai mes čia judam, gaunas kaip su kokia burlentė. Nu, papasakosiu, kokią vakarienę ruošiam. Konservai, svogūnai, ble, česnakas pakepinsim, išsivirsim bulvių su morkom ir po to viską į vieną krūvą. Tai turbūt net geriausias šefas nesugalvotų, ne tokį dalyką, čia labai gerai bus. Labai gerai, labai greitai, labai paprastai, super gauna. Dabar pagaliau Olandija, varom į uostą Den Helder. Dabar pagaliau Olandija, varom į uostą Den Helder ir labai stipriai vėjas pučia, tai pasirifavom burės. Tai liko apie 10 kilometrų, tai visai nedaug. Nežinau, palaplėsus. Kilometrų, kas tau jūroje kilometrais skaičiuoja? Na va, pagaliau Olandijos krantai, lekiam į uostą Den Helder. Ne, tai miestas, tai ne uostas yra. Ne? Jo, čia miestas. Ja. Na va, pagaliau Olandijos krantai, vykstam į miestą Den Helder. Ten palei aprašymą geras uostas, turėtų būti ten muziejų, yra jūros. Ne jūros. Pagaliau Olandijos krantai, vykstam į miestą Den Helder. Ten yra neblogas uostas, palei aprašymą iki Amsterdamo nevykstam, nes vėjas priešinis ir toks didelis, kad čia mes užtruksim visą dieną ir tik tais rytoj būtumėm. Tai ten irgi visai neblogai viskas atrodo, yra karo jūrų muziejus, dar visokių įžymybių. Švyturys vienas didžiausių pasaulyje, tai ten apsistosim, liko apie 8 jūrmylės, visai nebedaug. Vėjas vis stiprėja, tai bus neblogai prisišvartuoti. Atlėkiam prie vartų, prie šliuzo, reikia palaukti porą valandų, kada atidarys, kad galėtumėm įplaukti į uostą. Gaunasi ir taip, bet čia dabar yra ką veikti ten, daiktų susitvarkyti, visokių nesąmonių pilna, po audrų ten išbarstyta viskas. Tai uostas didžiulis, pilna, nežinau ar matosi, karinių laivų. Tokių, nu tikrai šustrų gaunasi. Tai va, einam tvarkytis, gaunas 3 valandą, plauksim į... Na va, Lady Green prišvartuota, uoste. Gražuolė. Gaunasi 4 dienom sumokėjom 82 eurus. Dušai, skalbimo mašinos, ten džiovinimo, viskas įskaičiuota. Gaunasi tikrai gražus, fainas uostas. Tai va, dabar eisim maudytis, eisim ilsėtis po sunkios kelionės. Šalia yra karo jūro muziejus. Tai einam su Mantu dabar pasižiūrėsim, kas ten geresnio. Matėm, povandeninis laivas stovi. Jį bus galima įeiti pasižiūrėti, tai labai įdomu. Nusipirkom bilietą ir prieš einant į šitą povandeninį laivą kuprinė turi būti iš priekio, negali būti iš galo, tai liepia persidėti. Einam, pažiūrėsim, kas ten. Lipam į povandeninį laivą. Didelės.
Eina savo dėka gerai atrodo. Ja, to deci. Iš išorės jisai toks didelis, bet čia taip viduj siaura, tai čia kaip... Hadden je bij te kijken? Laive praktiškai. Dat is mijn moeder thuis. Oh, dus we gaan proberen Nederlands. Ja, ja. En niet verstaan, dan praat ik wel langzaam. Nee, ik versta alles. Oh, oké. Ik heb een kleine probleem waar ik heb bijna geen Nederlands gepraat voor 6 maanden. Maximaal 2 dagen, 2,5 dag onder water. Maar wij blijven onder water, dan doen we het masje omhoog. Het zo. Nu jo įspūdinga technika. Nieko nepas, kosmosas kažkoks. Bet faktas, kad aukščio trūksta visur. Nu jo. Nu jo, įspūdingas daiktas, nieko nepasakysi čia. Ir einam toliau, žiūrėsim, kas ten, ką dar gero parodys. Atėjom į Deruter muziejų. Pažiūrėsim, čia yra laivo likęs tas bokštelis, kirtelis. Ai, čia žymėdavo, kas yra, ko nėra. Okay. O, kapitono tiltelis. Kapitonas, aš jūrų dievas. Na, kapitono tiltelis tikrai nemažas. Mantas čia. Zetten voor 3 minuten. Hier is stralen, oké. Hou er wel rekening mee dat die dreiging zich op blijft bouwen. Kijk, hier zit daar iets bekleed om op te stralen. Hoi, Pala. Het Q-kanaal van het leeg. Zou ik eens even bijbrengen? Is goed. Ja, het slotprogramma. Imituoja, kaip kad iš tikrųjų čia būtų viskas veikti. Visam stogo gal. Čia pats radaro viršus. Vidus, čia, ne? Atrodo kaip koks fantastinis filmas. Čia gaunasi sukdavosi pastoviai. Aplankėm šitą laivą. Einam dabar kitur, žiūrėsim. Būrinis, garinis laivas kažkoks ten yra prieki. Gražus labai laivas. Reikia įti vidų. Aukštis tai kiek čia, koks 1,87 m jau čia bus ten, 1,9 m gal. 8,6. Jo, 1,9 m kokį. Ja, 1,9. O. Jau. O. Kokia vado kajutė. O, dar
vienas laivas, paskutinis Abraham Krjunsen kažkaip taip. Ne. Užėjom į fortą, atsigersim kavos. Labai graži vieta. Ten matosi toliau švyturys. Vienas didžiausių pasaulyje. Jeigu apie pačią kelionę, tai šiandien paskutinė diena, rytoj jau iki pietų išvyksiu. Mantas skrenda į Norvegiją. Tai va, tiek bus tos Olandijos, plauksiu link Vokietijos. Tai Olandijos, Vokietijos pakrantė link kanalo. Tai va, iki.